Hello and welcome. Sveiki atvykę į naują šeštadienio video. Artėjant Valentino dienai, pakalbėkime apie įvairius meilius žodelius, kuriuos įsimylėjėliai ir poros naudoja kalbėdami vieni apie kitus. Pažiūrėkime, ar kai kuriuos iš jų jūs žinote ir kuriuosgi jūs naudojate. Galbūt sužinosite kažką naujo ir galbūt netgi surasite naują žodį savo mylimajam ar mylimajai. O kaip visą laiką pradedant, prieš mūsų pagrindinę temą, noriu pakviesti į anglų kalbos kursus, kuriuos organizuoju pati nuotoliniu būdu. Jungtis prie kursų galima nuo vykstančios sesijos kiekvieno mėnesio pradžios. Mėnesio pradžia nebūtinai yra pati pradžia. Vasario mėnesį galima jungtis nuo vasario 10. Tai va jau visai už kelių dienų. O jeigu žiūrite video vėliau, nespėjote vasario 10, tai prisijungti galima kovo 10. Rašykite man elektroniniu paštu, aš atsiųsiu, suteiksiu jums daugiau informacijos apie tai, kaip viskas vyksta. Taigi, keliaukime kalbėti apie visokius meilius žodelius. Taigi, visus tuos žodelius aš suskirsčiau tarsi į kelias kategorijas. Pirmoji kategorija tai yra klasikiniai, romantiški žodeliai, ar ne? Ir jie yra gana paprasti ir kartais, aš pabandžiau surasti kažkokį lietuvišką atitikmenį, bet kartais nėra įmanoma surasti tokio labai aiškaus tiesaus lietuviško atitikmens visiems tiem žodeliam. Taigi, darling, brangusis arba brangioji, ar ne? Ir kadangi anglų kalboj, iš esmės, kalbant apie būdvardžius, ar ne, nėra laipsnė, tai yra kaitimo giminėmis, ar ne, moteriška giminė, vyriška giminė, tai labai praktiškai visais atvejais, ar ne, tas pats žodis tinka ir vyrui, ir moteriai, nebent dėl pačio žodžio, ar ne, dėl pačios reikšmės, leksinės reikšmės jis labiau tiktų vyrui arba moteriai. Taigi, darling, brangusis arba brangioji. Sweetheart, pažodžiui, tai būtų sweet yra saldus, heart yra širdis, tai kažkas būtų kaip mielasis mieloji, ar ne, lietuvių kalboje. Love, tiesiog love, meilė, tai ką mes lietuvių kalboje irgi gana nemažai naudojam, ar ne, toksai kreipinys love. Dearest, brangiausiai arba brangiausiasis. Tai nėra labai dažnas žodis, darling arba sweetheart yra daug dažnesnis. Kita kategorija, tai cute ir playful, mieli, žaismingi žodeliai. Visų pirma, honey arba tiesiog hun, sutrumpinant. Vėlgi, lietuviškai galbūt mes sakytumėm brangusis arba brangioji, ypač jeigu mes žiūrėtumėm tuos įprastus vertimus, ar ne, tai iš esmės honey tai yra medus, ar ne, tai kažkas, kas yra saldu, kas yra gera, kas yra teigiama, tai honey arba hun. Babe arba baby atitiktų mažutę arba mažutį. Cutie, ar ne, nuo žodžio cute, mielas, tai meilutė, meilutis. Toliau anglų kalboje labai mėgstama padaryti įvairiausių žodžių, meilių žodžių iš įvairiausių junginių, ar ne? We have love bug, snuggle bug, ir daug visokių, ar ne? Tai kadangi bug yra vabalėlis, tai love bug, galima rašyti su, galima rašyti su o, svarbu, tarimas kaip love, ar ne, tarsi meilės vabalėlis. Snuggle bug, vėlgi kažkoks tai meilus, meili išraiška. Bunny, kiškutis arba zuikutis, tai ką mes turim ir lietuvių kalboje, ar ne, kažkas panašaus. Taigi, visokie tokie žaismingi vardai. Dabar yra atskira kategorija įvairiausių dalykų, kur mes naudojame food theme nicknames. Tai yra su maistu susiję žodžiai, vardai, meilūs pavadinimai. Tai vėlgi, iš esmės mes galim viens kitą vadinti bet kuo. Jeigu mums labai patinka kalafioras, ar ne, mes galim ir vadinti viens kitą kalafiorėliu. Bet dažniausiai, ar ne, ką mes turim, tai yra sugar. Sugar yra cukrus, tai kažkas panašaus į cukriuką. Pumpkin labai dažnas, dažniau naudojamas Amerikoje, moliūgas, moliūgėlis. Jeigu dar atsimenat
kažkas iš vedęs ir turi vaikų, tai labai dažnai Elas bandys savo dukrą vadindavo pumpkin. Cupcake, muffin, cutie pie. Tai čia yra visokie pyragėliai, ar ne? Šiaip cupcake ir muffin yra keksiukas. Ir cutie pie tai tiesiog mielas pyragėlis, ar ne? Ir cookie sausainiukas. Vėlgi, jeigu jums patinka kažkoks tai maistas labai, tai iš esmės galite laisvai vadinti savo mylimai tiesiog mėgstamų maistų, pridedant kažkokią gražią mielą galūnę. Pažiūrėkime į keletą funny, juokingų pavadinimų. Vėlgi, kaip jau minėjau, galima sudėti tiesiog keletą įdomesnių žodžių, garsų ir viso kito, kas mums skamba įdomiai ir kas mums skamba mielai. Tai čia keletą pavyzdžių ir labai sudėtinga surasti kažkokį lietuvišką atitikmenį, nes, pavyzdžiui, labai dažnas, ypač tarp jaunesnių žmonių naudojamas bu. Snukums, vėlgi, nežinau, mylimukas kažkoks tiesiog, tai ką mes norim paimti, apkabinti, prisiglausti. Pūky, ar ne, tiesiog mielai, vėlgi, nežinau, baubiukas koks nors, mielai skambantis toksai švelnus žodelis, tai ką mes galime naudoti, kalbant su savo mylimaisiais. Toliau šito vietoj mes turime old-fashioned and poetic, senamadiškus ir poetiškus, tokius jau nebelabai naudojamus, bet retai naudojamus, gana formalius pavadinimus, tai beloved, mylimasis, ne, arba mylimoji. My heart, mano širdie, ar ne širdelė, bet širdie jau čia toksai labai poetiškas. Angel, angelė arba angelėlį. Sunshine, saulės šviesa, ar ne, tai galbūt kažkiek prilygtų saulutė, ar ne, bet tai mano saulės šviesa. Taigi tokie labai poetiški ir jau nebe tiek daug plačiai naudojami. Taigi, what do you use? O kokius meilius žodelius ir kreipinius jūs naudojate, kreipdamiesi į savo mylimąją ar savo antrąją pusę? Pasidalinkite komentaruose, man labai smalsu. O jeigu reikėtų naudoti anglišką, kokį anglišką jūs pasirinktumėt? Taigi, tiek šiame video. Labai ačiū, kad buvot kartu, ačiū, kad žiūrėjot. Gražios ateinančios šventinės Valentino dienos. Jeigu neprenumeruojate dar mano kanalo, kviečiu tai padaryti. Jeigu prenumeruojate, spauskite laiką, jeigu jums šis video patiko ir susimatysime kitą kartą. Bye everyone.